Ir šiandieną mūsų tema tai yra santykiai. E, Taip, kur čia mūsų ekranas? Kas yra santykiai pagal NeuroID? Ok, va. NeuroID santykiai. Kaip tai veikia? Kodėl apskritai mes turėtume žinoti, kas tai yra? Visų pirma, reikėtų suvokti, kad visi žmonės tai yra tik tai mūsų galvoje. Ką reiškia tik tai mūsų galvoje? Nu, maždaug va čia šita skaidrė parodo, kad jeigu mes turime savo avatarą, va šitą kūną, kuris yra sudėliotas, tai per vidurį centro esu aš ir mūsų santykiai. Tai aš tai yra pats svarbiausias asmuo planetoje, vat kiekvienam žmogui. Tai vat kiekvienam to tai yra aš. Ir vas jo santykiai tai visų pirma eina su artimu žmogum, tai yra su pora. Antroji vietoje eina vaikai, toliau eina giminės, pažįstami, draugai, darbuotojai ir klientai. Ir va čia kiekvienas santykis su jais yra pas mus kitoksai. Ir toj mes parodysim. Viską lemia porų sąveikos pobūdis. Tai nesvarbu, kokią sritį mes paimsime, ar darbą, ar šeimą, ar savo giminę. Ir kaip vyksta porų sąveikavimas. Mūsų, sakykime, jeigu mes sąveikaudami su žmonėmis, įsijungiam į tam tikrą rolę. Tai namuose, sakykime, aš esu tėvas, darbe aš esu vadovas, ten kalbėdamas su klientais vienaip pasijungiu, kalbėdamas su tėvais aš jiems vaikas, tai vėl kitaip įsijungia mano rolė, kalbėdamas su draugais, bendraudamas vėl įsijungia mano kita rolė. Ir bet kokiu atveju gyvenimo įvykiai, kurie įvyksta tarp mūsų, tai yra mūsų, išsiskiria, tarp mūsų rolių išsiskiria emocijos. Mes bendraujame arba ten laimingi, arba nusiminam, arba ekspuolam į depresiją ir dar kažką. Ir dažniausiai tai viskas vyksta labai intuityviai pagal programas, vėlgi toje pačioje mūsų galvelėje. Ir kadangi visi žmonės, tai tarsi skirtingos gyvybės formos. Nes pagal neuroidį, vat mes žinome, kad tai yra, jeigu 3 smegenys ir 9 pagrindiniai hormonai, tai čiut ne kiekvienas gyvename savo pasaulyje, tai yra 20 skirtingi pasauliai. Metodas neuroidį aprašo žmogaus tipą. Čia bando įvesti tokį terminą kaip neuropasas. Ir visų pirma, ką jisai aprašo. Tai vyraujanti smegenų tipas, tai yra vyraujanti smegenų sistema. Pagal tai, kai vaisius dar buvo įsčiose, priklausomai nuo Saulės ir Mėnulio maksimumo, tenais, kaip jisai augo, išsivystė vedančioji smegenų sistema. Nu, tai gali būti 3 variantai - arba reptilinės, limbinės ir neokorteksas. Ir pagal kūno tipą, tai yra vyraujanti hormoninė liauka, kuri yra pagrindinė, kuri yra pagrindinė ir jeigu mes veikime pagal ją, mūsų gyvenimas tampa daug, daug gražesnis. Tai va, pagal neuroidį tipologiją yra 27 tipai žmonių. Galima sakyti, kad tai skirtingos gyvybės formos, nes visiškai skirtingai suvokiančios mūsų realybę, savitai su ją sąveikaujančios. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus skirtingai priema galbūt tą patį dalyką. Ten, ar šviečia saulė, vieno požiūris vienoks, ar lyja lietus, vėlgi kitoks. Įvyko darbė konfliktas, vienas reaguoja kažkaip tai emocionaliai, kitas iš vis racionaliai, o kitas išlieka tik tai stebėtojų. Ir kad
pagal NeuroID, kad atlikti vat, NeuroID testą, užtenka žinoti tik savo gimimo datą, laiką ir vietą. Nu, Lietuvos teritorija pagal ten tuos Saulės ir Mėnulio maksimumus, tai yra arba Vilnius, arba Klaipėda, arčiau to miesto, kurią jūs gimėte, o laikas irgi yra pakankamai svarbus, nes būna dienų, kai tas keičiasi. Tai va, pagal žmogaus datą, laiką ir vietą mes galime išskaičiuoti vedančiąją smegenų dalį, pagrindinę hormoninę liauką, gavusią daugiausia saulės ir vandens, kai ji formavosi. Tai va čia tokios, man tai irgi buvo pačiam atradimas, nes tai yra tokios labai, nu, labai gilios žinios, kad priklausomai vat, nuo vaisiaus, kaip tenais išsipakuoja pas jį, kaip ląstelės augimas, saulės įtaka, mėnulio, tai vat priklauso, kiek vandens jinai gavo. Nu, mes žinome, kad kai buvo didžiausias saulės maksimumas, jinai buvo didžiausias augimas ląstelės šuolis, kai buvo mėnulio, buvo didžiausias vandens kaupimas. Lygiai tie patys mėnulio ciklai, vat mes žinom, yra pas mus potviniai atoslūgiai arba pas moteris yra moters dienos, kurios vadinasi mėnesinėmis arba mėnuosinėmis. Ir metodas neuroauditai, kas tai? Tai yra iš 20 skirtingų mokslo, feng shui, anatomijos, astrologijos, neuromokslo, numerologijos, neuromarketingo, Pitagoro kvadratą, horoskopas, kvantinė astrofizika, stebuklingas kvadratas, human design, kosmologija, psichologija, ezoterika, kaizen, NLP, human resource, yra būtent sudarytas šitas neurometodas, kuris, nu, jeigu anksčiau tai buvo, sakykime, tie specialistai, kurie to užsiemė, tai skaičiuodavo Excelio lentelėse, pagal tai dėliojo. Bet šiai dienai mes va, turime paprastą programėlę, kurios pagalba mes galime tai išskaičiuoti. Ir kas vyksta, kai mes nesame sraute, tai pas mus nėra energijos. O kai pas mus nėra energijos, tai yra toksai posakis, kad žmoguje pabunda demonai arba programos. Pa žmogų pabunda tam tikros negatyvios programos, kurios siurbia žmogaus energiją. Tai čia mes turėsim keletą paveikslėlių, kaip tai atrodo. Jau. Kai kūnas nėra resursa. Tai devinta mūsų hormonalinė liauka, tai yra ateitis mus gąsdina. Aštunta sako, aš nieko nesuprantu. Septinta sako, esu vienatvėje. Šeštas, esu susipainiojus sąmonė, nėra koncentracijos, negaliu koncentruoti dėl kažkokių tai darbų. Penkta, jaučiuosi niekingai, įsijungia ignoras. Ketvirta, manęs niekas nemyli. Tai va. Trečia, tai jaučiuosi ne savo lėkštėje. Antra hormonalinė liauka, įsijungia aš auka, įsijungia kančia. Ir pirma, tai yra baimė, nėra jėgų ir, aišku, prasideda lygos. Tai yra mūsų hormonai pradeda nuodyti mūsų organizmą, mūsų pačių hormonai. Kai yra protas neresurse, nu va, kai mūsų neokorteksas neresurse, tai nežinau, ką reikia daryti. Kai mūsų limbinės smegenys, tai yra nėra žmonių su kuo ir kam tai daryti. Ir kai reptilinės smegenys nėra resursą, tai nėra jėgų, nėra ir veiksmo. O nėra ir veiksmo, nėra ir pinigų. Ir kai mes neturime energijos, pas mus aktyvuojasi negatyvios programos, kurios dažniausiai mes atsinešame su mūsų pačių nuo gimimo. Iš tikrųjų, kiek man teko dirbti šitoj hipnoterapijoje, tai 90% negatyvių programų yra mūsų protėvių. Tai, kaip aš sakau, jos greičiausiai sėdi reptilinėse smegenyse, kurių tikslas yra išgyventi. Tai yra tam, kad tu galėtum išgyventi. Ir jeigu mes šiandien kalbam apie santykius, tai yra, kai atsiranda konfliktas, tai yra abipusis srauto galios jėgos nugesinimas žemyn. Wow! Dėl to konflikte nėra nugalėtojų, nes abidvi pusės netenka energijos.
Ir dabar sudedamumas pagal NeuroID. Gali būti įvairūs variantai. Suderinamumas gali būti pagal pasaulius, tai yra pagal smegenų tipą. Va šiame paveikslėlė parodyta, kad čia vidurinysis pasaulis, va limbinės smegenys, tai va pora yra suderinta vienoda pasaulėžiūra. Ir suderinamumas pagal hormonalinę sistemą. Tai reiškia vedantieji hormonai, kurie atitinka. Matome vieną iš neurokortekso, tai yra iš viršutinio pasaulio, o kitą iš vidurinio žmogaus. Tai va, pas juos abu du jungiamoji yra penkta hormonalinė sistema, va, arba višutva čakra. Per tai jie randa, jie yra, gali būti labai geri komandoje vadovai, viens kitą papildantis, nes čia yra penkta vadovavimas. Ir devinta tai yra pagal vizijos tikslų piešimą. Kaip galėtų atrodyti jų, sakykime, naujas projektas. Vienas sugalvoja, kitas papildo ir va tai. Toliau. Jeigu yra suderinamumas pagal pasaulius, va, šiuo atveju parodyta apatinė, reptilinės smegenys, bent jau va, pas mane su žmona, va, irgi yra suderinamumas pagal pasaulius, tai yra pagal vienodą pasaulėžiūrą. Kas aktualu reptiliniams smegenim? Tai yra, pirmas, saugumas, tai yra turėti namus, turėti jausmus teigiamus, tai yra malonumus tam tikrus ir turėti bendravimą. Tai va trečia pagal tai va, yra bendravimą. Ir kadangi pas mumis, pas žmona yra trečia, tai jai labai svarbu bendravimas, o man labai svarbu veiksmas. Tai grubiai tariant, mes viens kitą ir labai labai papildom. Tai nereiškia, kad nėra konfliktų. Galim sakyti, šio NeuroOD metodu aš susidomėjau vėlgi grinai dėl santykių, nes norėjau važiuoti mokytis visai kitokios skaitmeninės psichologijos ir galvoju, kas čia yra tokio nesąmonė. Atlikau testą, kur jokio atsakymo nesupratau, tada žmona atliko ir pas ją jisai buvo geresnis, tada man dar labiau užvirė smegenys, kaip taip gali būti, nes aš esu kaip čia, emociškai labiau stabilesnis, o jinai yra labiau sraute pasirodo negu aš. Ir va tai paskatino pažiūrėti va, vieną iš tokių va, video informatyvių apie šitą metodą. Gerai, bet judam toliau apie žmonių suderinamumus. Ir iš to galim daryti išvadą, kad nei psichologas, nei terapija poroms, nu, čia nepadės, jeigu žmonės skirtingai žiūri į pasaulius arba skirtingai mato, kaip reikia veikti. Kaip atrodo kontakto nebuvimas? Va čia mes puikiai matome, kai mes turime pirmą iš apatinio pasaulio žmogų, va, pas mane irgi vienas H yra va šitas, kai yra mano pagrindinė liauka hormoninė, tai yra veiksmas, kontrolė ir sekantis va žmogus iš viršutinio pasaulio. Jie neturi jokių sąlyčio taškų. Nu, dažniausiai pasaulyje šitie žmonės nesusitinka, arba jie susitinka labai retai, kad įgyvendyti tam tikrą projektą. Nu, kaip pavyzdys, pagimdyti kartu vaikus ir išsiskirti. Nežinau mano praktikoje, bet vat, pas mokytojo praktikoje, tai jisai vat, būtent akcentuoja šitų žodžius, kad ir kaip čia sakyti, skaudžiai tai beskambėtų va šitie va žodžiai. Suderinamumas. Čia mes matome viršutinį pasaulį ir vidurinį. Jie yra abudu suderinti per, sakykime, penktą hormonalią sistemą, tačiau, kadangi aštuntoji tiek pas vieną, tiek pas kitą yra vedančioji, tai reiškia, jinai dirba 100%, aštunta tai yra mokymas ir mokyti kitus. Tai vad būtent va šitoj vietoj gali būti konflikto galimybės. Ir vad kai tu žinai šitą žaidimo taisyklės, tai tada santykis su kitu žmogum yra labai paprastas. Nes tiek vienas, tiek kitas noriai mokosi, ima informaciją, ją struktūrizuoja savaip, tai yra supaprastina ir pateikia kitiems žmonėms.
Ir kadangi pas juos abudu yra šita aštunta hormonalinė liauka vedančioji, tai va čia nais būtent galimas ir konfliktas. Tai yra negalimas konfliktas, o dažniausiai gali kilti konfliktai būtent dėl šito. Ir santykių aiškinimasis yra vienintelė skyrybų priežastis, kaip mes bandome savo oponentui primesti savo pasaulėžiūrą arba taisyklės, kaip reikia gyventi. Tačiau čia turbūt pati reikšmingiausia skaitrė iš visos paskaitos, kad santykiai asmenime gyvenime yra, šiaip tai aš tai toksai žmogus, kad labai norėčiau, kad tai mokyklose būtent šitą dėstytų, nes tai yra pagrindas viso ko, kaip mes bendraujame. Tai pirmas, tai yra suderinamumas, antras, tai yra prioritetai, trečias eina rolės, kokias mes rolės žaidžiame, kad mes nežaistume rolių aš auka, o kitas tironas, arba atsiranda gelbėtojas. Ir jeigu mes žaidžiame rolę aš auka, tai atsiranda gelbėtojas, kuris išgelbėja nuo tirono ir kadangi auka savo požiūrio nekeičia, tai mūsų gelbėtojas vėl tampa tironu. Ketvirtas, kokie yra galimi konfliktai, nes pagal neuroID mes iškart matome, kurioje vietoje mes galime konfliktuoti ir mūsų produktyvumas. Kaip mes efektyviai, produktyviai viens su kitu galime bendrauti. Tai va šitie penki pagrindiniai punktai, va, nu, jie yra plačiau aptariami, sakykime, visoje paskaitoje. Toliau, kaip per 5 minutės galėtum pastatyti asmeninius santykius su bet kokiu žmogumi. Tai va, užtenka žinoti jo neuro ID. Jeigu kai tu žinai, tai tu vat, matai žmogų, žinai, kokios jo stipriausias. Aš dabar irgi, kai tik sužinojau, vat, prieš pusę metų šitą testą, visus pradėjau tikrinti ir atkasinėti, kas mus sieja su tom žmogum, kodėl mes bendraujame, nes su vienais žmonėms gali bendrauti vienom temom, su kitais kitom, ir kodėl prie vienų traukia, prie kitų ne. Ir kaip išmokti išskaičiuoti žmonės. Išskaičiuoti, tai čia kabutėse galim pasakyti tai, nes kiekvienas mūsų turim tarsi savo tą neuro pasą. Tai kaip juos išmokti? Tai vat aš būtent apsėmiau tokią misiją, pavadinkime, mokyti žmonės šito neuro ID metodo, kuris yra reikalingas asmeniniuose santykiuose, versle, šitam personalo vadyboje, ypač kai žmonės yra, pavadinkime, savo baimėse arba po presu, kai nežino, kad energija juos spaudžia ir jie turi perėti savo metamorfozę, tai jiems atsiranda depresijos ir visa kita. Tai va, tai paprasčiausiai vat, noriu pristatyti meta grupę, kur ką mes turime toje meta grupėje. Vat kviečiu visus žmonės prisijungti į meta grupę. Ką jūs ten gausite? Gausite išėjimą į savo srautą 4 gyvenimo situacijose. Tai trunka 2 savaitės, tai va, pirmadienis, ketvirtadienis, 4 grupiniai susitikimai per Zoom. Ir pirmas susitikimas tai yra aš sraute, antras susitikimas santykiai sraute, trečias susitikimas tai yra pinigai sraute, ketvirtas susitikimas gyvenimas sraute. Ir kiekvienas susitikimas atstoja metus darbo su savimi, pas psichologą ar kitą specialistą konsultacijų. Kiekvienas susitikimas tai trukmė jo 2 valandos, kuriame jūs sugrįžtate į savo srautą. Kiekvieną mes grupiniai asmeniškai išnagrinėjame ir gaunate praktikas. Praktikos, beje, man labai panašios buvo į ne kai kurias jogos praktikas, bet ir instrumentus, kaip valdyti savo realybę. Tai jos tikrai ganėtinai dar vadinamos kūniškomis praktikomis, jos yra pakankamai paprastos ir mūsų protas dažniausiai atmeta jų veiksmingumą, kad jos tikrai veikia.
nežinau, savo patirties galiu pasakyti, kad jos tikrai veikia. Man tai labai padėjo tiek versle, tiek santykiuose su savo antra pusė. Realiai vyksta, lietuviškai būtų žodis turbūt magija. Antra, ką jūs gausite, tai pokalbių grupė su dalyviais ir mano atgaliniu ryšiu. Ypač labai svarbu kartu su savo bendraminčiais, kurie eina tuo pačiu keliu, matyti, kaip jiems sekasi ir tuo pačiu įkvepia ir dalintis vat, taip pat savo istorijomis. Ir mes prieinam prie to ir kiek visa tai kainuoja. Taip, įprasta programos kaina. Tai va 4 meta susitikimai, pokalbių grupė su atgaliniu ryšiu, asmenė konsultacija. Ir visa tai kainuoja 400 eurų. Tačiau aš suprantu, kad ne kiekvienas gali leisti savo mokymus ir už juos sumokėti 400 eurų. Tai aš dovanoju 300 eurų nuolaidą, tai nuolaida 73 procentai. Ir vat, tie, kas prisijungs dabar, tai gausime visą programą už 100 eurų. Nu, pasim dabar nuolaidą ir taip. Tai vat kviečiu visus. Stop sharing. Paėtau, kas čia atsitiko? Kviečiu prisijungti prie meta grupės ir joje dalyvauti su mūsų kitais žmonėmis. Tai vat, trumpas pristatymas apie santykius. Klausimai, atgalinis ryšys. Na, labai viskas. Ar girdit mane? Kaip? Ar Kaip čia? girdit mane? A, Jo, jo, gerai. girdžiu. Kinietiškos ausinės, tai dar testuoju, ar gerai veikia ar ne. Tai norėjau pasakyti, kad labai viską gražiai papasakojot ir ten suvedžiau kai kurios dalykus. Ten su mano buvusia žmona, Mhm. kaip tik vat, ta schema, kur. Nu, nežinau, aš jos tai jau schemos nedariau. Ir nes mes ir taip skiriamės. Tai bet irgi vat, mes su ja 24 metus buvom kartu, sulaukėm vaikų ir tiesiog kažkoks nesuderinamumas, tiesiog pastoviai toksiniai santykiai, kažkoks nesusipratimas, vertybės kažkokie skirtingos, atrodo ir tas pačias. Ir jinai pastoviai sako, Ruslanai, tu teisingai viską sakai. Tu labai viską teisingai sakai, bet tu turėtum elgtis kitaip. Sako, tai kaip čia dabar? Aš sakau teisingai, bet turėčiau eiti kitaip, tai kaip čia dabar sako? Nes čia sako, nu, kažkas nenormalu ar kažkas tokio, nu, ta prasme, čia iš viso. Mhm. Nu, tai va, nu, tai, žodžiu, aš 24 metus kažką bandžiau, jai įrodinėti, nu, kažkaip stengiausi, bet, nu, Tai va, ir va. įsivaizduok, Ir va, kaip. tas schema labai gerai parodė, kad mes turėjom sulaukti vaikų, tiesiog sulaukėm gražių dviejų dukrų ir viskas, ir tam pasipildė. Ir projektas uždarytas, ne? Jo, pas mane irgi panaši situacija. Tai va, bet aš sakau, kad jeigu būtų mokyklų išdėstę tokius dalykus, kaip vesti santykius su antra pusė, su versle, žinai, ar su savo giminėm, tai tikrai būtų, kaip sakyt, mažiau skausmingų pamokų. Tai va, tokių išės. Bet galbūt visą tai ir privedė prie tos vietos, kur vat, esame šiandieną. Taip, taip. Tai aš suprantu, kad Ruslanas jau eis į meta grupę, lauks tik tai, Taip. kada prisijungti. E, nes čia turėsime įrašą ir dar sekančią savaitę rinksime norinčius, o dar sekančią startuosime. Gerai, puiku. Ok, Tai tvarkoj. gerai, ačiū tada. Tai ačiū Jums labai, laukiam tada nuorodos į tą Iki. kursą. Nu, per ką, iki, gerai.